muziejaus mokslinis bendradarbis, buvo pirmasis fotokorespondentas. Istorikai ir visuomenininkai Vytautui Gasiūnui. Iš jūsų parašytų knygų ištisas kartos Rokiškėnų ir miesto svečiai sėmėsi žinių apie mūsų gimtąjį kraštą. Jūsų sukurta jauki sodyba bei istorijos ir meno parkas tapo miesto puošmena ir traukos centru lankytojams. Jūsų rengiamos šventės puikiai galimybė Rokiškio rajono literatams pristatyti savo kūrybą. Nuoširdžiai dėkoju Jums už puoselėjimą pagarbą ir meilę gimtajam kraštui, jo istorijai, tautosakai ir kultūrai. Seimo narys Raimundas Martinėlis. Nuoširdžiausi sveikinimai, linkėjimai sveikatos, stiprybės, kūrybiškumo, kad mes dažnai susidėkime jūsų nuostabioje sodyboje. Sveikinimai. Ačiū. Norėčiau Jūs nuoširdžiai pasveikinti gražaus jubiliejaus proga. Žmonės kartais vartoja du žodžius. Vartoja žodį mokytojas ir vartoja žodį švietimietis. Žodis mokytojas, mes sakome, net Kristus buvo naudotas labai plačios prasmės, labai gilios prasmės. Bet aš norėčiau vadinti jūs žodžiu švietimietis, švietimo atstovas, turėdamas galvoje tą XIX amžių švietimo epochą, kai iš tiesų tie žmonės buvo enciklopedistai, labai plačių pažiūrų, labai plačių sričių. Ir tą, ką Reda rodė, tai iš tiesų, kad jūs iš tiesų dalyvavote labai daugelį sričių, jūs turite labai daug žinių. Aš norėčiau palinkėti jums vienintelį dalyką, stiprios sveikatos, nes idėjų, energijos jums niekada nestinga. Taigi, sveikinu, stiprybės, nepamirškite. Tiesiog toks prieš šitą renginį sukasi toks minčių kratinys. Kas per žmogus? Vytautas Gasiūnas. Iš tikrųjų, labai gražių žodžių pasakyta ir dar bus pasakyta. Man tai asocijuojasi su tokiu, kaip aš vadinu, žmogumi puokšte, kuriame telpa daug įvairių veiklų. Ir be galo daug investuojama buvo per gyvenimą į save. Už tai šis žmogus yra stiprus savimi. Ir tik tai tokie žmonės sugeba dalintis, dovanoti kitiems, nes jie turi kuo dalintis, turi ką dovanoti. Palinkėčiau jums tos ąžuolo stiprybės, kaip jūs sakot, ąžuolas yra Dievo medis. Ąžuolos kultūros labai gražios. Toj sodyboje prezentuoja dar jūs ne tik save, ne tik Lietuvos istoriją, bet ir dar mūsų krašto skulptorius garsius, kaip Vidmantas Zakarka, kaip Varna, kurio skulptūros ten. Tai ir kai dalyvavau, kada buvo atidengimas Gedimino skulptūros, kada buvo susibūrę kaimo rašytojai visi, ir tada aš jums nupyniau ir dovanojau ąžuolo vainiką. Tai tiesiog aš norėčiau dabar irgi palinkėti jums tos sveikatos, ąžuolo stiprybės ir tokią gėlę padovanoti, kurie galbūt pratęs savo amžių ir ras vietą jūsų tam gražiam karališkam parke. Ačiū. Tai ačiū, Vytautai. Aš visą laiką stebėjausi tuo jūsų darbštumu. Kaip Reda sakė, daugelį tų susitikimų, beveik visuose teko būti, ir kada Vytautas pristatydavo kokią naują skulptūrą, naują savo mintį, jis pasakydavo, toliau bus gana. Ir praeitais metais, kalbėdamas vasarą, pasakė, jau dabar viską pabaigiau. Neteisybė. Ir aš, padovanodamas pernai metais tokią storą knygą, Didžioji Lietuva, pasakiau tokią mintį, kad šitą knygą pasivarčius tikrai jūs rasit idėjų, ir jau supratau, kad tikrai radot. Kitie susitikimai Dariaus ir Girėno gatvėje, kurie vyksta, iš tikrųjų jie bus ne paskutiniai. Mokytoja Diana, kalbėdama apie šitą lankymą tokių vietų, užsiminė tokią skaudžią temą palietė. Padarom, pastatom, tačiau niekam mažai reklamuojam. Taip pat žymiai daugiau čia turėtų būti žmonių. Ne 300, tai turėtų būti 3000 žmonių mažiausiai. Turim tą problemą su visais objektais, kurie mūsų rajone yra. To pačio Obelių istorijos muziejum.
turim objektus, tačiau juos galbūt per skubėjimą, kaip čia buvo pasakyta, arba pagal nenorą, pagal paprasčiausiai nepagarbą tiems objektams esant užmirštam. Tai Vytautas, nesustok. Tai linkiu jums sveikatos, ištvermės, į 100 metų jubiliejų tikrai atvažiuos.